Rugpjūčio 8 dienos rytą Mėnulis yra mergelės ženkle, kuris kviečia atlikti šiuo metu retrogradinio Merkurijaus funkcijas, analizuoti, koreguoti, peržiūrėti, dirbti, rūpintis sveikata. Nuo 11:40 iki 12:31 visiškai neproduktyvus metas dalykiniai veiklai. Jei tik galite, skirkite laiko savo norams, poilsiui. Popiet Mėnulis pereis į svarstyklių ženklą ir visos dienos energetikoje bus veikiamas juodojo Mėnulio gundymu, Neptūno negatyvios įtakos. Taigi, bet kokiuose santykiuose tikėtinos provokacijos, iliuzijos, intuicija gali apgauti, praimtis primins apie save, nes Mėnulis jungtyje ir su besileidžiančiu karminiu Mėnulio mazgu. Visiška painiava, sprendimai neteisingi, stoka emocinio stabilumo, atidumo. Astrologiniu požiūriu tai viena nepalankiausių dienų metuose. Rekomenduoju vengti žmonių grupių, kolektyvinių energijų. Realybė nesuprantama, galite prarasti savo energiją. Kils nerealių fantazijų, pavojus emociškai prisirišti, sapnai iliuziniai. Leiskite dieną visiškoje ramybėje, pagal galimybės išjunkite telefonus, atsiribokite nuo socialinių tinklų. Meilės ir šviesos visiems. Būkite ir likite sąmoningi.